Sveiki. Kovo 1-ąją Lietuvoje savivaldybių tarybų rinkimai. Rinkėjai nuspręs, kam patikėti valdyti miestus ir rajonus. Kieno argumentai jūs įtikins labiausiai. Taigi eteryje Skuodo rajono savivaldybės tarybos rinkimų debatai Lietuvos sprendimas. Dėl Skuodo rajono tarybos narių postų varžosi 6 partijos ir 2 visuomeniniai rinkimų komitetai. Pristatome juos pagal numerius. Numeris 1 - visuomeninis rinkimų komitetas Permainų laikas ir kandidatė Elvita Šeputaitė. Sveiki. Numeris 2 - Lietuvos socialdemokratų partija, kandidatė Audronė Meškauskienė. Sveiki. Numeris 3 - Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, kandidatas Gediminas Anotis. Sveiki. Numeris 13 - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kandidatas Adomas Statkus. Sveiki. Numeris 18 - Visuomeninis rinkimų komitetas Jums, kandidatė Levutė Staniuvienė. Sveiki. Numeris 20 - Darbo partija, kandidatė Audronė Petrėnienė. Sveiki. Labas vakaras. Numeris 25 - Partija Tvarka ir teisingumas, kandidatė Jolanta Raišutienė. Sveiki. Sveiki. Numeris 26 - Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Kandidatas Tomas Kubilius. Sveiki. Pradėsime nuo kandidatų prisistatymo. Prisistatymui yra skiriamos 2 minutės. Gerbiama Šeputaitė, pradėsime nuo jūsų. Sveiki kolegos, sveiki Skuodo rajono gyventojai. Mūsų visuomeninis rinkimų komitetas Permainų laikas šiais metais pirmą kartą dalyvauja mero tiesioginiuose ir savivaldybių rinkimuose. Ir artėja šitie rinkimai, jie yra ypatingi. Ypatingi tuom, kad pirmą kartą gali dalyvauti visuomeniniai rinkimų komitetai, kuriuose yra įvairių sričių specialistų. Ir mūsų visuomeninis rinkimų komitetas Permainų laikas remia kandidatę į merus Audronę Petrėnienę. Ir tai yra vienintelė kandidatė Lietuvoje, kurią remia ir visuomeninis rinkimų komitetas, ir partija. Ir mūsų visi dauguma narių nepriklauso jokiai partijai, tai yra aktyvūs žmonės ir dirbantis iš idėjos ir dažniausiai visuomeniniais pagrindais. Ir aš dirbu mokytoja ir galiu pasakyti, kad jeigu mes pirmą kartą einam į rinkimus, tai mes politikoje esame kaip pirmokai, kurie yra žingeidūs, aktyvūs, viską nori sužinoti ir nori labai daug pasiekti. Ir aš tikiu, kad mes dirbsim visi skaidriai, sąžiningai, dirbsim Skuodo žmonių labui, nes mes ateinam ne dėl garbės, ne dėl asmeninių kažkokių ambicijų, o ateinam tam, kad Skuodo žmonėm būtų gyventi geriau. Ir kad visi mes didžiuodamėsi galėtumėm sakyti, Lietuva tikrai prasideda nuo Skuodo. Ačiū. Dabar laikas poniai Meškauskienei. Prašau. Sveiki, gerbimi žiūrovai, Skuodo žmonės. Aš atstovauju socialdemokratų partijos Skuodo skyriaus kandidatus į tarybos narius. Mūsų sąraše yra iškelti 25 kandidatai, kurie pasiruošę spręsti Skuodo rajono žmonių problemas. Mūsų šūkis - naujos idėjos. Ir 2015-2019 metams mes ateiname su tikslais, kuo daugiau į mūsų rajoną pritraukti jaunų specialistų. Labai reikalingi statybos inžinieriai, gydytojai. Išspręsime jų apgyvendinimo problemas. Gydytojams sudarysime sutartis rezidentūros studijoms apmokėti. Rūpinsimės jaunimo užimtumu. Remsime jaunų žmonių iniciatyvas. Bus renovuotas jaunimo centro pastatas. Efektyviai išnaudosime kultūros įstaigų tinklą, kurdami laisvalaikio pramogas. Didinsime moksleivių papildomą užimtumo ir ugdymo prieinamumą. Remsime nevyriausybinių organizacijų bei bendruomenių veiklą. Esame pasirengę prisiimti atsakomybę už gimtojo Skuodo rajono gerovės stiprinimą. Mūsų komanda yra stipri. Turime žmonių, turinčių didelę darbo patirtį. Taip pat komandoje daug ir jaunimo, jaunų veiklių žmonių, turinčių naujų idėjų. Skuodiškiai, pasirinkite patikimus ir dorus žmonės. Balsuokite už Skuodo socialdemokratus, kurio sąrašo numeris 2. Dėkojame Jums. Pone Anuži, Jūsų laikas.
Sveiki, gerbiami rinkėjai, gerbiami kolegos, konkurentai, vedėjo. Esu Gediminas Anužis, atstovauju Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų komandą. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mūsų komanda visada nuoširdžiai dirbo vardan savo žmonių, visada nuoširdžiai atstovavo, atstovauja ir atstovaus jūsų interesams. Jūs klausite, ar mes galime dirbti dar geriau, aš jums atsakau. Taip, mes galime. Jeigu jūs klaustumėte, ar mes turime puikią komandą, aš jums sakau, ji yra čia ir iš tikrųjų verta plojimų. Jeigu jūs paklausite, ar mes turime patirties, aš jums atsakau, taip, mes turime. Mes turime patirties ir ne kartą iš tikrųjų tai įrodėme, kad ne žodžiais, o iniciatyvimu veikiame. Jūs klausite, ką mes nuveiksime atėję dirbti Skuodui, aš jums atsakau. Mes turime idėjų, kurias įgyvendinsime, kai turėsime savo merą ir savo administracijos direktorių. Mes galime nuveikti daugiau nei žadame, bet mums reikia didelio jūsų palaikymo, mėly rinkėjai. Mes pasiruošę ieškoti efektyviai dirbančių specialistų projektams rašyti ir pritraukti investicijoms bei darbui su fondais. Mes žinome, kaip parengti preliminarų skaičiavimų projektą apie šiukšlių rūšiavimo įmonės steigimo tikslingumą ir atsiperkamumą mūsų rajone. Mes turime planą, kaip parengti dviračių takų tiesimo per kultūrinę pažintimę prasme įdomiausius Skuodo rajono vietas. Mes turime aišku planą, kokius inicijuosime naujus teisės aktus, kurie būtų aktualūs ne tik mūsų rajonui, bet ir visai Respublikai ir juos pateiksime Lietuvos Respublikos Seimui. Mes turime daug įdomių ir inovatyvių idėjų, kurias esame pasiruošę įgyvendinti, reikia tik vieną. Kad žmonės netiduotų balsų daugiapartijėliniai sistemai, reikia, kad rinkėjau tu balsuotum už vieną komandą, atiduotum daugumą, kuri būtų atsakinga už savo žodžius ir veiksmus. Pone Statkau, jūsų laikas. Kiekvieni savivaldybės rinkimai yra didelis egzaminas ir renkantiems savo atstovus į rajonų tarybą ir į savivaldybės tarybą. Ir kartu egzaminas yra tiems, kuriuos renka ir kurie nori atstovauti. Mes Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Skuodo skyriaus rinkiminio sąrašo numeris 13 nariai, kuriuo esam iš viso 25, taip pat norėtume tapti jūsų atstovais ir jeigu mūsų mintis, pamastymai patiks, balsuokite už sąrašą numeris 13. Sudarydami rinkiminį sąrašą vadovavomės šitokiais principais. Mes manome, kad į tarybą turi ateiti visuomeniški žmonės, kuriems visuomeninis interesas yra aukščiau asmeninio. Atstovaujamos turi būti visos seniūnijos ir miestas proporcingai pagal gyventojų skaičių. Visos gyventojų ir profesijų grupės turi turėti savo atstovus taryboje, kad galėtų teikti pasiūlymus ir ginti savo interesus. Todėl mūsų sąraše yra žmonės iš visų seniūnijų, įvairių profesijų ir kvalifikacijų. Mes šiandien diskutuosime, ką mes manome apie darbą taryboje, mes susitikimuose diskutuosime, mes laikraštį išleisime. Todėl sekite, klausykitės, domėkitės. Ir jeigu mūsų požiūriai jums patiks, balsuokite už mūsų sąrašą. Na, o dabar laikas visuomeniniam rinkimų komitetui jums. Gerbiama Levutė Staniuvienė, prašau. Sveiki, mėly skuodiškiai, gerbiami kolegos, esami tarybos nariai ir būsimi tarybos nariai. Pristatau visiškai naują darinį Skuode rinkiminį komitetą jums. Visuomeniškai aktyvus, pilietiški žmonės Skuode pasiūlė naują idėją įkurti visuomeninį rinkimų komitetą jums. Viena iš priežasčių, kad partijos savo darbų nesuderina su rinkėjų lūkesčiais. Kai atsirado galimybė kandidatuoti, į sąrašą įsiliejo daug aktyvių ir pilietiškų žmonių. Veiksmų programą sukurti mums tikrai nebuvo sunku. Mes bendravome su Skuodo rajono piliečių grupėmis, su tikslinėmis, su organizacijomis. Taigi, aš manau, kad veiksmų programos visų partijų yra labai gražios. Mes irgi turime veiksmų programą, bet veiksmų programos dažnai po rinkimų taip ir lieka programomis, nes laimi dažnai daugiapartijėlinė sistema, dedamos programos yra ant stalo
ir daroma viena programa. Labai gerai, jeigu ta programa iš tikrųjų per kadenciją labai tiksliai, sąžiningai yra vykdoma. Taigi mes sakome, kad visuomeninis rinkimų komitetas jums, kandidatai yra stiprus prieš rinkėją, nes jie nesinaudoja mokesčių mokėtojų pinigais. Nėra remiami iš biudžeto. Yra laisvi nuo bet kokio partinio diktato. Į savivaldybės tarybos narius eina laisvanoriška valia. Mes manome, kad rinkėjai mumis patikės, rinksis mūsų sąrašo numeris 18 ir mes sakome, kad mūsų pastangos ir darbas jums, mieli skuodiškiai. Ačiū, dėkojame jums. Dabar laikas darbo partijai. Ponia Audronė Pitrėnienė, sveiki. Labas vakaras, Lietuva, mieli skuodiškiai. Šitoje laidoje aš atstovauju darbo partijos Skuodo skyrių, nors jos sąraše nesu. Nesu ir komiteto permainų laikas sąraše, todėl, kad mane kelia du dariniai. Ir ko gero neklystu, kad šiandien aš esu vienintelė Lietuvoje keliama tokių skirtingų liktai dviejų darinių - partijos ir nepartinio komiteto. Bet dabar aš atstovauju darbo partijos Skuodo skyrių šitoj laidoje. Žinot, darbo partijos Skuodo skyrius yra valdžioj Skuode jau 2 kadencijos. Dabar mes sudarėm sąrašą, iškėlėm kandidatus 3 kadencijai. Praeitoje šitoj kadencijai, kurie eina į pabaigą, mūsų žmonės buvo opozicijoje, todėl šiandieną kalbėti apie labai daug pasiekimų, galbūt tiesiog ir nesinori, nes daugiau oponavo valdžiai, bet norim pasakyti tai, kad mes esam pasirengę darbui šitoj ateinančioj kadencijai. Mes atnaujinom savo gretas, papildėme sąrašą naujais, labai žinomų, gerai dirbančių žmonių pavardėmis. Mes esam nusiteikę ginti viešąjį interesą ir esam nusiteikę dirbti Skuodui. Nes manome, kad yra trūkumų, kad yra noras žmonių, kad būtų pokyčiai ir mes žinome, kaip tai daryti. Laisvos rinkos instituto duomenimis 14 metais Skuodas buvo 52 vietoj iš 53 rajono savivaldybių. Skuodiškiai nenori būti paskutiniai. Skuodiškiai nori būti taip pat kaip ir kitos savivaldybės. Žinomi, garsus, matomi. Nori, kad būtų įdomus Skuodas ne tik skuodiškiams, bet ir visai Lietuvai. Mūsų komanda tam yra pasirengusi. Dėkojame jums. Dabar partija Tvarka ir teisingumas. Kandidatė Jolanta Raišutienė, prašau. Sveiki. Sveiki. Labas vakaras, gerbiami televizijos žiūrovai, mėly skuodiškiai. Esu Jolanta Raišutienė, muzikos mokytoja, partijos Tvarka ir teisingumas narė, jau 2 kadenciją esu tarybos narė, už ką noriu padėkoti, naudodamasi progą, už pasitikėjimą savo rinkėjams. Mūsų partijos siekis, kad Skuodo rajonas būtų gyvybingas, patrauklus ir klestinti Žemaitijos kraštas. Tam reikalinga stipri savivalda, rūpesti žmogaus gerovę, kad švietimas ir kultūra taptų ateities pagrindu. Mūsų sąraše kūrybingi, darbštus, jaunatviški, nors yra įvairaus amžiaus grupių nariai, pasiruošę permainoms, pasiryžę dirbti, stipri komanda. Partija Tvarka ir teisingumas į merus remia Igną Jonušą. Manau, kad tai yra drąsus, atsakingas, gebantis užsibrėžtus tikslus įgyvendinti kandidatas. Ačiū už jūsų prisistatymą. Dabar laikas Tomui Kubiliui, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Sveiki. Labvakar. Mėly skuodiški. Pristatom 26 numerį liberalų sąjūdį Skuodo rinkimus. Ši partija jau senai ir savivaldybė, kelint kadencijai ir apsijungimą buvo iš liberalų ir centro sąjungos, bet jau einam
pastovę, darbaujamės taryboje ir tai darbą mūsų nudirbti ir matomis iš tiesų. Antrą kadenciją turėjom savo merą ir trečiai kadencijai Stasį Vainorą vėl liberalai keliam į merus, į merų postą. Be abejo, buvo sunkmetis, reikia suprasti, kad mes, jeigu merai jau turėjome, mes esame ir valdantieji šiuo metu Skode su kitom savivaldybės partijom. Buvo ir sunkmetis, ir krizės meta, bet vis tas negans įveikėm. Iš tiesų ir gerų darbų padaryti, ir blogesnių darbų, kai ko reikia taisyti. Be abejo, esam pasiryžę stiprinti savivaldą, bendruomenes, eiti projektus, proto ribos, sveik prot, bet be abejo pasižym liberalą visuomet. Tai visko atseikėt, atmatauti ir patikėkit mumis ir viskas bus gera. Dirbsim Skaudų. Brangūs žiūrovai, su jumis skiriamės trumpai reklaminiai pertraukėliai, po kurios būtinai pratęsime mūsų laidą. Sveiki visi sugrįžę, čia laida Lietuvos sprendimas. Pirmiausiai tai šildymo kainos. Nors Skuoda šildymui iš esmės naudoja biokurą, tačiau šilumos kaina yra didelė, o tiksliau artima šildantis dujomis. Ir štai, už 60 kvadratinių metrų butą kai kuriems skuodiškiams šiemet teko už gruodį pakloti net 600 litų arba 170 eurų. Kodėl tai brangu ir ar yra būdų mažinti šilumos kainas? Ir šis klausimas pirmiausiai tenka partijai Tvarka ir teisingumas, kandidatai Jolantai Raišutieniai. Prašau. Ačiū už klausimą. Taip, šildymo problemos jau yra eilę metų Skuode, pasakyčiau, kiek atmenu, tiek buvo problematiškas klausimas, kainos iš tiesų didelės. Tačiau manau, kad pokyčiai vis tik vyksta. Yra įsigyti šildymo katilai, kur galima šildytis biokuru. Įmonė, šildymo įmonė yra pelno siekia, kaip pasakyti, pelne, nenuostolinga. Ir ta kaina nekrenta gyventojams todėl, kad reikia išmokėti dar tas paskolas, kurios yra paimtos būtent tiems katilams. Tačiau manau, kad turėtų būti diskusijos su šilumos įmonė, kad tą laikotarpį kažkaip švelniau išlaviruot, kad gyventojams būtų netaip skausminga. Manau, čia yra dėrybų, susitarimo dėrybų klausimas. Yra galimybė susitart, kad tos kainos būtų mažesnės ir manau, kad laikui bėgant jos tikrai mažės. Supratau, dėkuoju už atsakymą, ponia Kubilio. Dabar, ko gero, nuo galo pagal šilumos kainą esam ne antrą pusę. Pagal statistiką vis žiūrint. Ir tai atsitiko per paskutinius metus. Kodėl tai įvyko iš tiesų? Nes prieš renovacijas pradedant buvom kažkur tai irgi ar antrą, ar trečią nuo galo. Biokūrų katalus superkus paėmus paskolas buvom pašokę apie 20 pozicijų nuo galo atsidūrė. Ir dujų kainų kritėms davė mums tokį efektą, vėl kad kritom į apačią. Viena dalis, kita dalis biokūrų kaina irgi kils, rinkas dėsnė veik puikiausiai, vis sudėtingesnį ir įsigytams gamybą ir panašiai. Vis tai dalyką sukėl kainas ir rinkas pokyčiai. Manau, kad namų renovacijai gal spręsti kažkiek tai to klausim, gal spręsti trasų atnaujinėms. Be abejo, savivaldybė irgi nepaleikti žmonių nevilti, apie 450 tūkstančių kiekvienas metas ir skiriam dotacijom šildim. Taip, kad nieko nepadarysi, šiuo momentu reikia išgyventi ir paskolą atidavus, o jį paimti 6 milijoną, buvo perdengiams 3,5 milijonų iš LIFE, tai apie 3,5 milijonų dar kažkurie gražinti. Ir 2022, man atrodo, metai ir gražinimų paskolos terminas, tad kart bus geriau viskas. Supratom, ačiū. Gerbiama Šeputaitė, tas pats klausimas jums, jūs galite papildyti. Šildymo kainas, taip. Mes čia matytume tokius sprendimo būdus, taip pat pritarėme, kad reikia renovuoti namus ir tiesiog ieškoti rinkoje pigesnio gal biokuro ir taip gal spręstumėm šią problemą. Tiesiog taip trumpai. Gerai, ačiū. Ponia Meškauskienė. Aš galvoju, kad pajudėtų renovacijos klausimai daugiabučių namų.
reikėtų kurti bendryją, namų aptarnavimo bendryją, kuri daugiau žmonės skatintų renovuoti savo namus. Tada būtų mažesnė ir kaina. Mes turime tokių namų, kurie moka žymiai mažiau už šilumą, ne kaip jūs sakėt. Taip, dėkojame. Pone Anušiai. Taip, iš tikrųjų, problema yra aktuali ir neseniai teko bendrauti su mūsų rinkėjais, kadangi ir dabar esu savivaldybės tarybos narys ir išreiškia, kad pavyzdžiui, už vieno buto šildymą ar ne, kaina siekia net 600 litų. Tai problema yra tame, ką ir sakė kolegos, kad skolinantis 5 MW galios katilui buvo pasiskolinta apie katilas kainavo 5 milijonai, pasiskolinta iš banko ar ne, reikia atiduoti, o paramos intensyvumas iš ES buvo tik tai milijonas. Tai vadinasi, 4 milijonai gulo ant vartotojų galvų. Ir rezultate, aišku, ta kaina yra didelė ir taip pat pritariu kolegai iš mano dešinės, kad būtina renovuoti ne tik pačius pastatus, bet renovuoti ir šildymo sistemas. Tai vienas iš tokių būdų, nes mes išleidžiame daug šilumos per langą, taip liaudiškai tariant. Ir dar vienas dalykas, irgi pasikartosiu čia ir sutinku tikrai su kolegom, kad mums labai svarbu yra dalyvauti biokuro biržoje ir pirkti biokuro pigiau. Pone Statko. Priežastys čia buvo minėtos, bet aš dar norėčiau pridėti prie katilinių ir trasų atnaujinimo kainos. Dar kaina šilumos kelia, kad mažai daugiaaukščių yra Skuode ir taip pat labai išmėtyti objektai. Todėl, sakykime, vartotojų sąlyginai yra mažai, o išlaidos yra didelis. Todėl aš manau, kad pakeitus trasą šiemet pabaigus 2 kilometrai trasų turi būti naujų įdėtų ir turėtų šiek tiek susitaupyti ir šiluma sumažėti. Be to, mes prastai Respublikoje atrodom dar ir todėl, kad šiuo momentu atpigo dujas. Todėl kitų rajonų ir miestų katilinis, jos dabar jau... Supratom. Ačiū Jums už Jūsų komentarą. Ponia Staniuvienė. Taip, aš sutinku, Skuode šilumos kainos tikrai yra aukštos. Aš pati už gruodžio mėnesį 3 kambarių butą sumokėjau beveik 600 litų. Ką reikėtų daryti, kad kaina piktų? Mes šiandien nenori, tikrai tiek turim mokėti, kadangi esam pasistatę biokuro katilus, atnaujinam trasas, mokam paskolą, o sąlygas mums diktuoja energetikos kainų komisija. Mes niekaip, viskas yra įskaičiuojama ir pasakoma, kad jūs turit tiek ir tiek mokėti. Taigi mes niekur negalim nuo tos kainos pabėgti. O anksčiau buvo, prieš gal 10 metį, mes buvom numatę biudžete, kad remdavom kažkiek, dotuodavom tą šilumą 500 000 litų, dabar ir to nebėra, todėl iš tikrųjų žmonėms tenka pakloti nemažą sumą. Pone Pitrėnienė. Dėkoju. Nenorėdama sustoti prie to, kas jau buvo pasakyta, kokie galimi yra sprendimo būdai, matyčiau dar ko gero vieną. Prieš kurį tai laiką dėl tam tikrų nesutarimų tarp administracijos ir vadovo buvo sunaikintas toksai bendras organas, valdymo organas kaip valdyba. Ir šita valdyba jinai nėra atkurta. Aš galvočiau, kad jeigu atkūrus valdybą, diskutuojant kas kart dėl kainų, kokia šiandien yra situacija mūsų žmonių, aš manau, kad sprendimų yra galima rasti. Juo labiau, kad įmonė šiais praeitais metais buvo labai su dideliu pelnu. Tai galbūt ne visą tą pelno dalį, kol mūsų žmonės dar negali, sunkiai perneša tą tokią šilumos kainą aukštą, 600-500 ar daugiau, tai yra labai didelės kainos. Tai galbūt galima kažkaip tai diskutuoti, ieškoti galimybių, kad truputėlį sumažinti išmokas, kurios paimtos yra banko paskolos ir truputėlį žmonėms padėti šiuo laikotarpiu, kol ateis geresnis laikas, jie uždirbs daugiau arba kuras labiau kuris kainą. Tęsdami šilumos temą, kaip jūs vertinate
ar Skuodo rajone renovuota yra pakankamai daugiabučių arba viešųjų pastatų ir galbūt esat nusimatę savo kažkokių tikslų, ponia Kubiliau, prašau. Mieste dabar renovuota ir 12 pastatų. 10 buvo naudojant įstovą proporcijai, kad dar kaip depresinis Švaden rajons gavom lėšas ir galėjom gauti net žmonėms renovuojams 85%, dalį tik 15% reikia patiems prisidėti. Paskutiniu laiku jau esam renovavę du dar pastats, kur jau santykis visai kitoks. Ir 40, ir 60% turi prisidėti pat žmonės. Be abejo, tai ir sunkus. Jiems į to žmonės nenori suteikti su renovacija. Vis dėlto tai ir lėšas didelis ir nemat atsipirkėm, kad greitą grįžus. Tai savivaldybė vis dėlto daro didelis žingsnius ir teikia paramą. Jie man paskols už tų žmonės po to atidaud. Kažkokį tai laiką 20 000 paskutiniais metais buvo skirta informaciniam centrui, kad administruotų, padaryta energetinius auditus ir techninius projektus šiems pastatams. Ir šiuo metu ir numatyta dar por pastatų renovuoti. Be abejo, liberalai esam kėlę prieš keletą metų klausim, renovacija kažkurio prasme ir įdinga šio prasme, nes galvojam, kad privatiems namams irgi turi būti suteikta galimybė renovuotis. Renovacijais tiksla tai vis dėlto ir kurso naud mažanėms ir užteršto mažadoms. Daugom miestų tos gyvenamus rajonus, kur yra privatinuma. Ir kada vakar pažiūri tos privačius nums, tai dūmų keliams ir kuo mažesnis kaip iš katilinis. Tai šiuo atveju mes taupytumėm leisdams renovuotais privatiems namams ir gamtinius išteklius savo ir gamtos užterštom. Tai aš manau, kad šiuo kadenciju mėginsim vėl šnekinti, kalbinti Vilnių, kad vis dėlto į tokį eiti dalyką, kad ir privatiems būtų skirta renovacijai. Nes per kaimą buvo pasileidus programs stogų keitim, šiferė, bet gali naudotis tik tas kaims. Ir tai buvo Žemės ūkio ministerijos programa. Aš manau, kad miestų žmonės gyvenant privačius irgi ir turtėjais tuos lėšom naudotis. Taip, dėkoju už jūsų komentarą. Gerbiama Šeputaitė, prašom papildyti, jūs turite minutę. Taip, aš pritariu, kad Skuodo rajone mieste renovuota nemažai pastatų, bet ta renovacija vyksta gan sunkiai. Ir kaip čia jau ir sakyta, kad yra tokios stebimos problemos, kad daugiabučių gyventojai yra mažas pajamas gaunantis ir žmonės su mažom pajamom. Taip pat renovacija stringa ir dėl rangovų kalties ir kaip turėtume tokį pastebėjimą, kad iš tikrųjų visos institucijos turi dirbti vieningai siekiant to bendro tikslo, kad iš tikrųjų ta renovacija vyktų ir greitai, ir kokybiškai. O koks jūsų tikslas? Mes tiesiog, kaip pasakyti, sieksime bendradarbiauti su tom visom institucijom, kad ieškotų tokių. Bet turit kažkokį konkretų skaičių nusimatę, kiek jūs galvojat, kad reikėtų renovuoti? Gal tiesiog pasirašant sutartį galėtų būti traukiamas ir iš savivaldybės tarybos narys, kuris tiesiog ar padėtų, ar prižiūrėtų, ar kontroliuotų, ar galų galia teiktų žmonėm informaciją, kas jau padaryta, ką dar reikės daryti. Supratam. Ačiū už jūsų komentarą. Ponia Meškauskienė, galbūt jūs esat numatę kažkokį konkretų skaičių, kurį reikėtų pasiekti per tam tikrą laiką. Žinot, visuomeniniai mūsų pastatai jau panašiai nerenovuoti, vienintelė savivaldybė, kuri nerenovuota. Na, žinot, reikia raginti žmonės, kad renovuotų savo namus. Bet mes esam žemaičiai. Pamyslysiu, paveizėsiu, kaip man kaimyns, kiek sumokėjai, tad ir renovausiuos. Reikia raginti renovuoti savo gyvenamus namus. Informacijos klaida reikalinga didesnė. Supratau. Pone Anuži. Taip, pritarsiu iš tikrųjų, kad renovacijos ir reikia, bet iš kitos pusės dar kartelį norėčiau irgi pasidžiaugti tai, kas yra padaryti. Ir tiek paantrinant kolegoms, kad ir savivaldybės pastatą, aišku, reikia, bet kiti pastatai, kas yra visuomeninės paskirties, yra renovuojami, mokyklos atrenovuotos, yra tikrai labai gražus, yra atrenovuojami namai. Lygiai taip pat reikia pasidžiaugti ir kaimuose, būtent iš kaimo plėtros programos, kai buvo galima pasikeisti stogus, tikrai važiuoji ne vienoje gyvenvietėje, matosi, kad netgi ištisos gatvės tai yra padarę, tai yra labai gerai. O kas svarbiausia yra, kad renovacija vis dėlto, tas tęstinumas yra būtinas, komunikacija yra būtina, vien dėl to, kad renovuotume name, už 1 kvadratinį metrą šildymas kainuoja 2-3 litai,
o nerenovuotum didžiausia 9 litai. Tai 2 kartus didesnė. Tai čia yra tikrai geras motyvas, kad gyventojams pagalvoti ir siekti, kad jų namas daugiabutis būtų renovuotas. Gerai, ačiū Jums, ponė Statkau. Kaip jau buvo minėt, 70% visuomeninių pastatų yra renovuota ir toj srity visai geri rezultatai yra. Tačiau iš daugiabučių mes priskaičiavom, kad Skuode yra 75 daugiabučiai, o renovuota viso pikto yra 12 ir dar 2 bus renovuoti. Vienu žodžiu, rezultatas yra prastas, o priežastis čia jau ir minėjo, kad mes esam biednas rajonas, žmonės pajamų neturi, o tą 60% prie renovacijos išlaidų reikia prisidėti, padengti. Todėl čia reikėtų dar daryti analizės ir ieškoti būdų, kaip gyventojams tą naštą dar palengvinti, kad jie sutiktų ir norėtų pratęsti tą procesą. Ačiū. Pone Stanilienė. Respublikos lygmenių renovuojamų namų sąraše mes nesam pirmūnai, tikrai nesam, kaip kolega jau ir sakė, mes esam renovavę 10 namų ir dar 2 namai laukia savo eilės. O tą 10 namų mes renovavom iš probleminių rajonų sąrašo, kadangi mes ten iš probleminių rajonų pasidarėm daug gražių darbų, taigi ir 10 namų renovavom. Žmonės tada buvo sunkiai, pirmieji tikrai žmonės sunkiai buvo prikalbinami, nors ir 15% reikėjo prisidėti, dabar jau reikia prisidėti 60%, taigi aš pati atstovauju daugiabutį namą, tikrai mes ne kartą vedėm pokalbių su žmonėm, yra labai sunkiai prišnekinti. O kad palengvint žmonėm naštą, kad iš tikrųjų, mes kalbėjom apie šildymą, kad tarkim sumažėtų kaštai šildymo. Tai yra techniniai dalykai, reikėtų truputėlį išspręsti, numatant techninį projektą, kad kiekviename bute būtų įdėti dalikliai. Arba ant stogo saulės baterijos, atsinaujinanti energija. Supratom, ponia Pitrėnienė. Bandžiau suskaičiuoti, kiek tai išeitų procentais. Tai būtų pas mus dabar renovuoti arba renovuojam 12%. Ir pagrindinė priežastis be abejo yra mūsų namuose, daugiabučiuose gyvena senjorai. Jų situacija yra sudėtinga, jie mokėti tų kainų tokių tikrai negali. Bet aš norėčiau dar pasukti ir kitų kampų šitą problemą. Tai yra, man teko pačiai dalyvauti sprendžiant problemas, kai renovacijos metu yra vykdomas taip aplaidžiai darbas, kad padaroma žala tiems gyventojams, kurie gyvena tam name. Užliejami butai. Viską reikia iš naujo daryti. Aš galvoju, kad čia į kokybę, čia turėtų savivaldybė ypatingą dėmesį kreipti. Darom gerą darbą, tai iki galo, o ne kad per pusę. Ir dar viena, tai yra negalima galvoti, kad galim keisti pradinę sutarties kainą, kas buvo atsitikę pas mus. Supratom, tai yra, buvo mažesnė, o po to didesnė. Šito būti negali. Žmogus turi žinoti, kiek mokės ir tiek ir mokės. Ačiū. Pone Raišutienė, prašau. Manau, kad renovacija tai yra išeitis prieš tai gvildento klausimo šilumos kainų sumažinimo. Manau, kad įsibėgėjam ir su metais bus vis daugiau namų renovuotų. Matyčiau galbūt dar vieną problemą, valstybinę problemą. Viešieji pirkimai, įvairūs biurokratiniai dalykai, dokumentų parengimas, rangovų atėjimas. Čia prieš tai nuskambėjo, kad kokybė labai svarbu yra. Taip, kad suspėtų padaryti tai, kad nereikėtų renovuoti namų žiemą. Žodžiu, kad jeigu yra daroma, kad būtų ir kokybė. Žmonės baiminasi to. Skuodas esam senstantis rajonas iš tikrųjų ir galbūt reikėtų kažkokiu ieškoti kelių, kad ir tie vyresnio amžiaus žmonės, pensininkai, nebijotų renovuotis, galbūt kažkokios tai pagalbos jiems, kad kuo daugiau namų būtų renovuotų. Brangūs žiūrovai, su jumis skiriamės trumpai reklaminiai pertraukėliai, po kurios būtinai pratęsime mūsų laidą.
Sveiki visi sugrįžę, čia laida Lietuvos sprendimas. Dar vienas klausimas, kuris be abejonės irgi yra labai svarbus Skuodui, tai medicina. Skuodo ligoninė dirba kaip Klaipėdos ligoninės filialas. Gyventojai skundžiasi, kad kokybiškų paslaugų čia trūksta, o dirbantis gydytojai yra senyvo amžiaus. Kaip galvojate skatinti, kaip pritraukti jaunus gydytojus, kadangi pačios struktūros jau pakeisti kaip ir nebeįmanoma, bet galbūt galima pritraukti jaunų gydytojų. Tad gerbiama Elvita, klausimas jums. Jau daug metų Skuodo ligoninė dirba kaip Klaipėdos ligoninės filialas, todėl savaime suprantama, kad ir gaunamos lėšos didesnės ten patenka, o tai atsiliepia ir paslaugų kokybei. Skuodui labai reikia jaunų, energingų gydytojų, bet kaip žinoma, prieš 2 metus turėjo ateiti jauni specialistai, bet tiesiog buvo tam pasipriešinta. Ir į teritorinės ligoninių kasos stebėtojų tarybą įeina vienas iš savivaldybės tarybos narių, tai yra savivaldybės gydytojas. Ir mes manom, kad tai turėtų būti atsakingas, ryžtingas, gebantis inicijuoti įstatymų pakeitimus dėl suteikiamų paslaugų kokybės, būtent Skuodo ligoniniai. Ir tiesiog mes, kaip permainų laiko nariai, esame išsibarstę po visą rajoną ir tiesiog bendraujame su įvairaus amžiaus žmonėmis ir galbūt iš tikrųjų realiai matom, kokių tų paslaugų ir kokių trūksta. Bet tam dar reikia pakelti, pasitikslinti statistinius duomenis, kokių būtent ir kam buvo nesuteikta. O visų išanalizavus partijų kandidatų programas, mes tikrai matome, kad sveikatai turi būti skirtas labai didelis dėmesys. Ir mes pasisakom už tai, kad būtina bendradarbiauti kartu ir išsaugoti Skuode greitąją būtinai ir kad Skuodo sveikatos apsaugai vadovautų vienas vadovas, kad tai būtų ryžtingas, atsakingas, gebantis priimti sprendimus. Ačiū už jūsų komentarą, ponia Meškauskienė. Aš dirbau susipažinusi su šią sferą, todėl, kad dirbau socialiniam komitete, komiteto pirmininkė ir dažnai išvažiuodavom išvažiuojamusius posėdžius ir mačiau, kad iš tikrųjų mūsų rajone trūksta gydytojų. Bet kaip tai padaryti, šnekant su pirminės priežiūros įstaigos vadovu, aiškinta buvo, kad mums nereikia, nes trūksta gyventojų. Vienam gydytojui reikia apylinkiai 2000 gyventojų turėti. Bet mato, kad ir sensta, ir susirgo, ir viską. Jokių žygių nėra daroma. Todėl, kad aš manau, kad direktorius šios įstaigos nestrategas ir nestrateguoja į priekį. O kaip reikėtų padaryti? Mes turime, žinokit, Skuodo vaikų, kurie mokosi 5. kurse, 6. kurse medicinoje. Mums reikia su jais susitikti ir daryti politinius sprendimus, kad apmokėti internatūros studijas, o būtas jau jų laukia. Taip, dėkojam, ponia Anužė. Mes žinom, kaip reikia padaryti ir iš tikrųjų tą siūlysim, tik atėję į naują kadenciją. Visų pirma, tai yra valstybinė problema, ne tik tai Skuodo, bet ir visų kitų rajonų. Ir pirmiausia, reikia keisti darbo kodeksą. O kad tą padaryti, tikrai bendradarbiausime tiek savivaldybėje, tiek su mūsų atstovė Seime. Yra labai svarbus toks momentas, kad šiai dienai darbo kodeksas negali atleisti žmogaus, kuris yra pensinio amžiaus. Reikia pasinaudoti Vokietijos pavyzdžių, kai tau ateina tas metas, kai tu turi palikti postą ir išeiti į pensiją, tada su tavim, jeigu tu esi labai geras specialistas, yra sudaromas kontraktas, pavyzdžiui, 1 metams ir gali būti pratęstas. Kitu atveju turi būti atlaisvinta vieta, nes šiai dienai ne būstas specialistui yra svarbu, bet tiesiog, kad jis turėtų tų gyventojų ir kad jis galėtų turėti darbo vietą. Supratau, ačiū, ponė Statkau. Mes manome, kad nors savivaldybės taryba padeda ir Skuodo ligoniniai, Klaipėdos ligoninės filialui, tačiau mums svarbiausia yra išlaikyti pirminės sveikatos priežiūros centrą ir gerą greitąją pagalbą. Kad bėda esant, žmogus laiku būtų diagnozuota jam liga ir pasiūstas ten, kur reikia, ar į Klaipėdą, ar į Kauną, ar į Vilnių.
arba, sakykime, traumus ar kokiu kitų atveju, kad greitai galėtų pasiekti gydytojais. Todėl visas dėmesys turėtų būti kreipiamas į tas dvi įstaigas. Čia buvo kalbama, kad iš tikrųjų pirminis sveikatos priežiūros centre yra jau pagyvenę gydytojai, jaunų gydytojai nėra, bet ta problema yra visuotinė. Čia yra ir švietimo sistemoje ta pati problema, ir sveikatos apsaugos sistemoje ta pati problema. Čia yra valstybės bendra problema. Mes teiksim pasiūlymus, kaip tuos dalykus spręsti. Ačiū už jūsų atsakymų. Ponia Staniuvienė, prašau. Mes žinome, ko nori Skuodo rajono gyventojai ir mes turime šioje politikoje aišku planą. Skuodas turi 3 atskiras gydymo įstaigas. Tai pirminės sveikatos priežiūros centras, antrinio lygio, kuris priklauso Klaipėdos ligoniniai, ir greitoji medicinos pagalba. Mes manome, kad visos 3 sveikatos įstaigos turėtų dirbti vieną kryptimį, kad žmogui nereikėtų, pasakys žemaitišką, lakstyti nainuošiaus, prikaipuošiaus. Kad jis rastų visas paslaugas vienoj vietoj. O mes tam turim sąlygas, turim gražios vietos ir galime padaryti. Pone Pitrėnienė, dabar jūsų komentaras. Dėkuoju. Iš tikrųjų, manome, kad labai reikia išlaikyti ir stiprinti greitąją pagalbą. Tokie įvykiai, kad mirtis dėl to, kad pavėlavo atvykti, nes buvo išvykusi pas kitą ligonį mašiną. Tai, kad mūsų nėščiosios gimdo mašinoje nepasiekusios ligoninių, tai yra nenormalu. Ir manom, kad šitą poziciją yra labai reikalinga stiprinti. Kita vertus, manau, kad reikėtų visiems mums susimastyti apie diagnostiką ir gydymą, ne tik apie slaugą. Nes dabar liktai pas mus, pensininkai gyvena, tai tik slaugos, tai yra netiesa, turi būti gydytojai ir gydymas. Kas padaryti, kaip reikėtų? Manau, kad reikia konsoliduoti jėgas. Reikia dirbti smarkiai ir su vyriausybė, su ministerija. Tai, kas yra padaryta 15 metais, aš jau tikrai žinau dabar, mes turėsim 450 000 ligoniniai, dar savivaldybė, jeigu dasidės, jeigu turėsim dar jau virš pusės kokią milijonų ar pusę milijono litų, tai jau galėsime ir aparatūros nupirkti, galėsime ir gerus žingsnius šitoj srity padaryti. Ačiū. O ieškoti jaunų reikia siūsti savus. Supratom. Vilnietis į Skuodą vargu bau važiuos, netgi rezidentūrai. Pone Raišutienė. Aš pritarčiau, kad medicina yra viena iš problematiškiausių sričių ir tikrai būtina ieškoti kažkokių alternatyvų. Mes turime, kaip minėjau, 3 medicinos įstaigas: greitoji medicininė pagalba, poliklinika ir ligoninė. Galbūt, jeigu būtų galima kažkaip įstatymo pakeitimu apjungti, kažkokią reorganizaciją padarius, suvienytas jėgas, mažiau tų gydytojų reikėtų, galbūt galėtumėm pastiprinti daugiau tą ir įrangą, kokybę pagerinti, įrangą. Tai vienas iš tokių būtų. O šiaip tai jaunimą būtina pritraukti. Kaip prieš tai minėjau, kad Skuodas sensantis rajonas, aišku, ir gydytojai sensta. Iš Klaipėdos ar Kauno ar Vilniaus tikrai niekas nenori važiuoti. Tačiau jeigu atrastumėm lėšų, ar savivaldybė, ar galbūt netgi privatus rėmėjai kažkokie gali inicijuoti stipendijas ir pritraukti tą jauną gydytoją, tai manau, kad viena iš išeičių būtų. Toliau yra socialiniai būstai. Netgi iš Klaipėdos atvažiuojančius ar rezidentūrą, ar ten praktiką atlikti, ar yra galimybė apgyvendinti. Manau, kad yra galimybė, tik reikia diskutuoti ir priimti sprendimus. Dėkoju jums, ponė Kubiliu. Savivaldybė vis dėlto to rezervinį būtų jauniems specialistams, dėjams ir nepanaudojams. Dabar jau, kada skaičiuoju, didžioji dalis gydytojų pirminė ir pensininkai, ir būtent įstatymų netvark neleido atleisti, kad norėtų tam žmogau jaunam nėra kur ateiti, kad atsirastų koks, nėra kur ateiti, nes vienas gydytojų šeimos daktaras turbūt prisirašys nuo 1000 iki 2000 gyventojų, nieks nenori atidauti ir prasideda vis ta dalis tokia. Aš manau, Klaipėdos ligoninė, kad ir perėmus, tai nėra labai blogs dalykas, vis dėlto kiekvienas metas mes turėjom kažkiek tai lėšų prisidėti nuo savivaldybės, bet specialistą atvažiuojant pats reikalingiausias ir Sakalauskas mums užtikrintų dalį. Ligoninė nėra tai prasta, kartas net tokį juokingai sušmėžau mėnesį, kada tau polikliniką gal atidauti Klaipėdai sutvarkyti tada.
Ir aš kiek problemą tau biškilėl, kad savivaldybės daktars ir polikliniks vyr gydytos. Čia ko gero neturėtų būti. Savivaldybė turėtų būti atskiras žmogus, kuris užsijam savo reikalas. Ir propagavo VS sistemą, o ne atskiros veinos. Ir visų tų trijų išdraskim savo laiku, buvo klait padaryti, reiktų su to sutikti. Tų trijų įstai greituosis, pirminis ir antrinis. Klausimas poniai Meškauskieniai. Gatvių apšvietimas. Skuode naktį žibintai išjungiami. Žmonės jaučiasi nesaugus. Ar tai yra tinkamas būdas taupyti, ar nemanote, kad ypač žiemą reikėtų gatves ir kiemus apšviesti? Pastaruoju metu šiek tiek reikalai pagerėjo, kai buvo prieš 2 metus. Aš atvažiuodavau Dainų šventę į Vilnių, iš tikrųjų su pavydu žiūrėdavau, kaip Vilniaus gatvės yra apšviestos. O pas mus 11 val. Išjungdavo. Aš auginau sūnus, tikrai jaučiau, kad tai yra nesaugu jiems grįžti ar iš vakarėlių, ar iš paprasčiausiai vasarą iš gegužinių. Buvo papildytos lėšos seniūnams, kad vis dėlto būtų tos gatvės apšviestos, bet jos yra apšviestos iki 12 nakties. Taip yra tamsu ir yra problema. Bet matome, kad 2014-2020 metų programoje bus tvarkomi apšvietimas, nes tos konstrukcijos yra pasenusios, jas reikia būtina mieste pertvarkyti, būtina turėti tokias lempas, kurios taupytų elektros energiją. Labai norėtųsi ir tai būtų toks, pirmenybė mūsų saugumui. Taip, ponia Anužiai, ar jūs žinot, kaip įspręsti šią problemą? Tikrai geras klausimas, ačiū už jį. Visų pirma, mūsų rinkiminių šūkis yra išlaisvinkim žmogų. Kodėl pradėjau taip iš toli eiti link atrodo tokio paprasto buitiško klausimo, ar ne? Išlaisvinkim žmogų, nes mes turime išmokti būti kūrybiškesni, novatoriški ir truputėlį kitaip mąstyti. Mes darom miesto strategiją, rajono strategiją, tiesiog pažiūrėdami, pasiėmę 2000 metų šabloną ir jį keisdami kas metai. Kodėl mums nepakreipus mąstymo kitaip? Ir pavyzdžiui, išsikelkim savo tikslą, Skuodas ekologiškiausias miestas 2030 metai. Ir tada mes galėsime eiti link to, kad kas metai įdėkti apšvietimą valdomą saulės baterijom, nes matom, kai kurie tikrai jau ir eismo ženklai veikia. Galime pasižiūrėti ir kaimynų kitų rajonų pavyzdžius, kaip bendruomenės pasinaudodamos ES lėšomis įkuria vėjo jėgainę ir taip apsišviečia savo miestelius. Reikia būti truputėlį kitokiems ir iš tikrųjų rasime tikrai sprendimą. Pone Statkau, ponas Anužis sako, kad viską įmanoma padaryti. Aš manau, kad Skuode nėra tokia jau bloga padėtis. Šiaip jau Skuodas yra apšviečiamas. Per metus vien apšvietimui seniūnas sumoka 140 000 litų. Ir kiekvieną mėnesį dar po 3,5 tūkstančių litų už apšvietimo prietaisų priežiūrą. Bet sako, kad vidurnaktį išjungiamas apšvietimas? Nežinau, bet gal ne visai taip yra. Tačiau, kas liečia kaimus arba mažesnės gyvenvietės, sakykime, tai ten padėtis yra blogesnė. Ir apšvietimo sistemos yra senesnės ir jų daugelyje vietų nėra. Kai kur bendruomenės iš lyderių programos pasitvarkė šiek tiek, bet kur yra patvarkyta, pritrūksta lėšų. Sakykime, seniūnai tuos dalykus apmoka iš komunalinių lėšų, o komunalinių lėšų ne visada užtenka. Todėl taupydamis kartais net esamus prietaisus neįjungia. Supratau. Dėkoju, ponia Staniuvienė. Aš galbūt rinkėjų atžvilgiu būsiu nepopuliari ir sakysiu, taupyti reikia. Skuode tikrai pritarsiu kolegai, nėra tokia bloga situacija. Mes prailginom laiką, kada žibintai apšviečia visą miestą. Taip sutiksiu, kaimuose iš tikrųjų turim mes daugiau problemų. Bet problemos daugiau yra energetiniam ūkį. Kai reikia ten pertvarkyti, keisti, kai kurie kaimai pasitvarkė, kaip ir kolega sakė. Taigi visas pasaulis, visa Europa taupo, reikia būti taupiem ir mum. Juk prisiminkit, mylieji, taupom visi ir namuose jungiam šviesas, gesinam. Taigi gal kada nors ateis užsienio pavyzdys, atsiras interaktyvus apšvietimas, kada šviesa eis paskui žmogų.
O mieste žmonės prie daugiabučių yra įsivedę jutiklinės šviesas. Na ir naktimis, tikiuosi, labai gausiai mes nevaikštame. Dėkoju. Pone Petrėnienė. Manyčiau, kad vėlgi norėčiau pasukti truputėlį kitų kampų ir pasižiūrėti į apšvietimą iš dviejų pozicijų. Tai yra viena, kas nuskambėjo, kad taupyti, o kita tai yra saugumas. Ir manyčiau, kad jeigu pritarčiau, kad reikia taupyti, bet labai galvoju, pritarčiau, kad reikia galvoti apie saugumą. Vaikai. Vadinasi, kas čia turi įvykti? Čia turi įvykti dialogas valdžios, šiuo atveju seniūno ir bendruomenės. Jie turi čia, šeimininkai yra bendruomenė. Jie žino prie mokyklų, kokiu laiku, prie darželio, prie kažkokioj kitoj gatvėj. Šį šeštadienį reikia, kitą galbūt nereiks. Lankstus požiūris. Tada bus ir taupimas, ir saugumas. Nes vien taupyti negalim. Esmė yra vaiko, žmogaus saugumas. Supratau, dėkoju Jums, ponė Raišutienė. Galbūt norėčiau paantrinti, kad negalimas taupimas žmonių saugumo sąskaita. Kad turėtų būti, pinigėlių yra tiek, kiek yra, tačiau turėtų būti kalbėjimas, susikalbėjimas, susitarimai tarp bendruomenės, seniūnijų. Iš tikrųjų, kada, kur, kiek turėtų būti tas apšvietimas. Nau, kad čia kalbėjau, kad naktį nėra šviesos, tai yra ir netgi tokie faktai, kad net lapkričio 1 dieną yra tamsu, kada visi iš visų kampelių renkasi, reikia suvažiuoti. Ačiū, ponė Kubiliau. Kokia jūsų nuomonė? Prieš pirmą aš galvoju, tai specialiai dar, kad gražiau atrodytų. Bet kalbant apie tų saugom, nežinau, tas klausimas toks, nemanau, kad nesam buvę sudėk dar. Tu veito gali visko atsitikti, kaip sak, būtų bloga, jeigu ten kas nors kokį nelaimę atsitikti ar kol. Bet vis dėlto vis tas reikalas įperdauts seniūnijoms ir seniūnaičiams. Susirinkus, seniūnas turėtų spręsti to reikalą, kaip komunalinis lėšas, kad ir gražiai padalins miesto 40%, kitoms seniūnijoms 60% atiduoda. Ir gal tikrai susėdi spręsti, kokios veitos, kur daugiau reiktų šviesos, kokį laiką tau šviesti teikti ir panašiai. O mes savo programoje esame įsirašymę, bandym, kad per tuos 4 metus pasistengsim vis dėlto dėl energijos taupim, sudėti šviestos, kurie yra automatizuoti ir savaime pasikraunant energiją savo surenkant ir panašiai. Dar minutė Jums, gerbiama Elvita Šeputaitė. Aš labai trumpai. Aš manau, kad meras turi būti tikras šeimininkas su lankščiu požiūriu į žmogaus ir į vaiko saugumą. Ir tada tiks visi būdai, kurie čia buvo išvardinti. Vieni daugiau, kiti mažiau, bet jie visi tada tiks. Ir dabar mūsų laukia paskutinis klausimas apie kultūrą. Ar užtenka renginių, ar užtenka pramogų ir kaip vertinate kultūrinį Skuodo rajono gyvenimą? Galbūt šiai sričiai taip pat reikia didinti finansavimą. Pradėsime nuo pono Anužio ir visi jūs turėsite po 1 minutę. Prašau. Ačiū labai. Iš tikrųjų toks, jeigu kalbėtumėm apie valstybę, tai šis klausimas yra labai svarbus vien dėl to, kad kultūra yra valstybės pamatas. Tai kad čia šiai sričiai reikia didinti finansavimą, tai čia manau ne vienas iš mūsų kolegų netgi nesiginčia ir nėra čia ko džintytis. Iš tikrųjų, kultūros darbuotojų atlyginimai yra nedideli, krūvis yra didelis, bet žiūrint į Skuodo kultūros centrą, į biblioteką, į muziejus, į pažintinės vietas, iš tikrųjų turime pasidžiaugti daug ko. Turime atrenovuotą Skuodo kultūros centrą. Ten vyksta tikrai puikius renginiai. Lygiai taip pat noriu pasidžiaugti mūsų bendruomenėmis, kur pasinaudoja tikrai ES paramą, jie susitvarkė bendruomenių namus, įsikūrė nuostabių kolektyvų, atsinaujino įrangą tiems kolektyvams veikti. Ir iš tikrųjų tas kultūrinis gyvenimas klesti. Kalbant dar truputėlį apie patį kultūros centrą, ten vyksta tikrai daug renginių. Atvažiuoja daug atlikėjų. Pats esu ne kartą negavęs netgi bilieto, norėdamas nueiti ir pažiūrėti vieną ar kitą atlikėją. Tai iš tikrųjų tas kultūrinis gyvenimas verda, tik tai reikia tikėtis, kad mūsų valdžia, Vilniuje valdžia padarys gerus sprendimus. Ačiū. Ir kultūrą tikrai parems. Ačiū Jums. Dėkoju, ponė Statko. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vienas iš pagrindinių principų yra, kad per kultūrą ir švietimą reikia išugdyti darbštų ir savo kraštą mylintį žmogų. Todėl mes visokiais būdais remsim šitas sritis. Dėkoju.
Pone Staniuvienė. Skuodo rajone pagal kultūros įstaigas lankančių gyventojų skaičių 13 metų duomenys yra 1,8, o Respublikos duomenys 1,3. Taigi dalyvaujančių tiesioginėje kultūroje žmonių procentas yra gana, sakyčiau, aukštas. Infrastruktūra yra išvystyta rajone neblogai, tik tai mes turime didelę problemą su Mosėdžio seniūnija. Ten nėra nei bendruomenės, nei kultūros centro. Todėl ateinančiai naujajai tarybai šitą klausimą teks spręsti iš esmės. Ačiū už tokį ryškų pastebėjimą, ponia Pitrėnienė. Dėkoju. Iš tikrųjų, Skuode yra be galo daug talentingų žmonių. Ir vaikų, ir suaugusių. Yra dainuojančių, šokančių, vaidinančių ir visaip kaip grojančių vairiausiais instrumentais. Mes turim daug talentingų žmonių. Ko mano manimu trūksta, ir mes turim renovuotų jau kultūros namų. Turime truputėlį vėl grįžo į biudžetą, truputėlį jau permainos vyksta šitoj srity, kai dėmesys jau kaip ir atkreiptas, pradedamas atkreipti, bet mes dar turim ir trūkumų. Aš manau, trūksta ambicingų projektų. Pavyzdžiui, kodėl Naisiai, kodėl ne Skuodas mažoji sostinė kultūros? Kodėl yra šokolado kelias? O kur Skuodo keliai, kurie galėtų prisidėti ir prie to pačio verslo, jo smulkaus verslui padėtų. Nėra ambicingų projektų. Galiausiai, kur mūsų reprezentuojantis kolektyvai, kurie turėtų išskirtinį finansavimą. Upeliukas buvo Jolantos. Buvo, lyg ir tebėra dar ir bitės, kantrė. Bet jie turi išsilaikyti, jeigu tu nori, tai vadovas turi išlaikyti kolektyvą. Supratom. Aš manau, kad didesnio dėmesio reikia. Ir trūkumas, manau, yra valdymo efektyvumo, yra ten netinkamas. Dėkuoju. Pone Raišutienė. Manau, tikrai turėsit ką pasakyti. Kad nebūtų taip, kad kurpis be batų, ar ne? Kultūra iš tikrųjų, kaip iš karto gali atrodyti, tai nėra vien tik daino, šokiai, renginiai. Kultūros pamatas tai yra šeima, tai yra visuomenė, tai yra švietimo įstaigos ir tai yra mūsų valstybė. Tai yra pamatų pamatas. Ir kokį mes dėmesį skirime kultūrai, tokią mes turime ir visuomenę, ir apie save. Pirmiausiai, turi būti tinkamas finansavimas. Skuode tai daugelį metų buvo problema. Iš tikrųjų, remiam, nenoriu, viskas yra svarbu. Skuodas kaimiškas rajonas, reikia ir žemės ūkiui, reikia medicinai, reikia ir švietimui, reikia ir tam, o kultūrai, žiūrėk, ir nebeliko. Išdalinamos bendruomenėm lėšos ir už 1000 litų reikia įsilaikyti visus metus. Ką daryti? Taigi kultūra ir laikosi ant tų entuziastų, ant tų idėjininkų, bet kiek tu gali dirbti? 5 metus, 10 metų, kaip mes atvažiuodami diskutavom tais klausimais. Iš tikrųjų, mes turim tokių aukso grynuolių, tokių gabių ir talentingų žmonių, bet juos įvertinam tada, kada jų nebetenkama arba jie kažkur tai išvažiuoja. Dėkuoju poniai Raišutieniai ir pono Kubiliaus minutę. Galvojam, tikrai mes skriausdavom kultūrą ir naujaja taryba bus stiprus pamastyms, ko daryti toliau, nes kultūra apie jam ne tik, ne gal apie vien visum žiūrėti, reiktum žiūrėti kaip ir į turizmą, ir sklaidą tolesnį rajonų viešinimą ir panašiai, kaip į tus dalykus reikėtų pažiūrėti. Mes liberalą galvojam, kad tai ir, mes ko gero esam pavėlavę šokti to traukinį didžiojo verslą nuvažiuojant, kad skatinti verslus didelis skaudį ir panašiai, turėtumėm grįžti prie tokių paprastų dalykų kaip smulkaus verslo, tam tikrų amatų keibų steigiam, kur galėtų atvažiuoti, pažiūrėti. Be abejo, infrastruktūrų to kartu tvarkyti reikia. Tai vien žodžiu kultūrų mes žiūrėm kaip į plotmį, kuri ir aš su keliom sritim yra, reikėtų tikrai nepalikti, užmiršti ir naująją kadenciją planus kurti, ką panau atgaivinti. Netgi paprasčiausia pirmas žingsnis, ko gero naujoje taryba būtų, kad tinklapis Skuodas LT turėtų į anglų versiją. Paskaityti užsieniečių ir atvažiuoti. Ačiū. Dėkojame ponui Kubiliui. Jūsų minutė, gerbiama Šeputaitė. Na, aš esu ne tik mokytoja, bet ir tautodailininkė, Skuodo tautodailininkų sekcijos pirmininkė. Ir į šitą klausimą žiūriu dar iš kitos pusės. Mes iškėlėm svarbiausią problemą, kad labai trūksta sutelktumo ir bendradarbiavimo tarp visų kultūros institucijų. Ir tiesiog mūsų rajonas turi ypatingai talentingų menininkų ir profesionalų ir tų pačių tautodailininkų, bet jie tiesiog lieka kaip ir nustumti
Iš šono aš kažkada esu per vieną renginį sakius, jeigu mes nešokam, nedainuojam, vadinasi, mūsų niekas ir negirdi. Ir tiesiog galėtų kalbėti ir apie projektus, ir apie konferencijas, kurios vyksta mokyklose, bet į kurias būtų įtraukiami ir tie profesionalūs menininkai, tautodailininkai. Ir būtina ir tas edukacinės programas rašyti. Ir ateinančiai valdžiai, tiesiog ir merui atkreipti didesnį dėmesį į tos kuriančius žmonės, kurie dirba, bet, kaip sakoma, sėdi tyliai, bet daug dirba. Ir reprezentuoja Skuodą tikrai ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Pone Meškauskienė, tai kaip dėl Skuodo kultūros? Suprantate, vietinių renginių pakanka. Yra meno mokykla, yra kultūra, yra bendruomenė, kur daug koncertų yra. Tik reikėtų užtikrinti geresnį finansavimą kultūros įstaigom, kad galėtų nusipirkti kažkokiu tai inventoriaus naujesnių, kad būtų naujovių, inovacijų, kad būtų kokybiškesni tie koncertai. Supratau, dėkoju už visų jūsų komentarus. Taigi, brangūs žiūrovai, šiandieną buvo išsakyta daug gražių minčių, tačiau jūs turėsite nuspręsti, kasgi valdys miestus ir rajonus ateinančius 4 metus. Su jumis buvo Lietuvos sprendimas. Dėkoju, kad žiūrėjote. Sudie.